Nėra baisiai siaubingas automobilis, nu gerai, siaubingas. Bet varysi plaut ir tikėkimės, užteks visai dienai. Va, svarbu ratai gražus, o toliau vienodai šviečia. Sveiki visi, dienos pradžia, lygtais apie 10, bet nežinau kelinta. Ir su jumis aš, Boltas Asiliukas, ADR komanda, vienas asmuo, juda dirbt. Tik atsikėlęs įeina prakalbėti. Ir visą savaitę aš nedirbau ir dabar parodysiu, dėl ko aš nedirbau. Suprasit iš karto. Nes čia kažkada buvo viena lemputė, katylikas ar ADR užsikešęs, kaip jisai vadinasi, nežinau. Tai tos lemputės jau nėra, nes išpjautas pas mane BMW katalizatorius. Ir ką? Dabar važinėsim be jo. Kaip technikai nepraeisiu, nežinau, bet 2 metams bus ramu. Kai nežinai, ką perki, tai taip ir būna. Tai va tokie darbai atlikti. Siurblys, freonas, nes ėjau pildyti freoną, o ne tą naikinti, žodžiu, visą nesąmonę. Ir techninės medžiagos, kažkokios diagnostika, nes prašiau diagnostiką dėl to lemputės, freonas, geras, suodžių 140, duslintuvo remontas, žodžiu, siurblys. Už viską sumokėjau 617 eurų. Ir dar po viso to pradėjo diržas cypt labai garsiai po to remonto. Tai pakeičiau diržą. Ar jį ten pridarė, ar kas ten pridarė, nieks nežino, ten Dievas tai žino. Tai dar už diržą keitimą sumokėjau, o dabar važiuoju 45 eurus. Čia su dirželiu. Vsio, automobilis po remonto. Automobilis šaldo dabar tvarkingai. Bet tas valdymas, šaldymo viso kondicionieriaus, tai nafik čia. Va su štai įsivaizduokit, šičia galima sakyti, nieko nereiškia. Viskas už tai reikia valdyti. Kažkoks absurdas. Nesuprantu šito BMW, tai pirmą kartą gyvenime ir pirmą kartą tokia pyva. Tai ta proga varom atidirbinėti remontą. Judam, žiūrėsim kaip seksi šiandien, įsijungiam programėlę ir nieko nelaukiam. O dabar yra, 10 valanda. Ir ką pamiršau pasakyti, tai susitvarkė kuro sąnaudos, šiek tiek nukrito ir dėl to palyginus džiaugiuosi, nes buvo labai didelis. Ilgai neiškentėjau, noriu nusipirkti standartiškai batonėlį proteininį ir, kaip mes be jogurtuko Lidl ir bandelės. Čia su bananų ir karamelės įdaro pirmą kartą paragausiu. Aš ilgai ieškojau ten toj kasoj ir prie manęs priėjo, kiek supratau, kasininkė Lidlo, bet jinai tik šiaip apsiprekiauja. Sako, ko nerandi, sakau, bandelių nerandu. Pys kodą suvedė atmintinai ir įveidė. Ačiū. Nu ką, dabar yra 12 valanda ir nuo 10 tik 3 žmonės nuvežiau. Taip. Blogai, bet taip yra. Jau pradėjau priprasti, kad ryte taip yra ir dieną. Pas mus tik vakare atsigauna. Taip yra. O kažkas rašė, kad reikia dirbti anksti ryte ir vakare. Tai taip pilnai sutinku. Ypač kokiam Vilniui ir Kaune dar kaip procentą duoda, tai tuo momentu tai verta tada dirbti ir nesidėti dieną. Tai šitas faktas yra. Pas mus panašiai. Kol sėdžiu ir nieko neveikiu, dabar yra jau po 12. Tai ačiū už 191 sekėją, kad sekate YouTube'ės kanalą ir laukiam iki 200. Brum. Yra 1 valanda uždirbta tik 18 eurų. Per 3 valandas. Nieko, dabar imsiu pertrauką, varysiu į miestelį, pasivaikščiot kavytės išgert
ir tada vėl prisijungsiu ir galbūt bus geriau. Gal. Oi, kaip gerai, 4:30, atsikėliau, kaip gerai pamiegojau, varom į darbus, jau dabar dirbsim iki, tikiuosi iki 12. Tai pažiūrėsim, kaip seksis. Manau, puikiai. Tai, judam iš naujo. Kol vėl sėdžiu ir laukiu, pagalvojau ir prisiminiau jūsų protestą, kurį bandėte organizuoti. Niekogi nepadarysit. Nieko nepadarysit. Juokinga, Ką jūs galit padaryti? Suprantu, Lenkija ir Latvija ten pakėlė nemažai, ten nuo 10% iki 30% kainą. Bet pas mus tai nebus taip. Reikia važinėti dabar ant oro, kad prisimokėtų. Nežinau, man pakol kas dar apsimoka, man viskas gerai. O kaip ten didmiestį, neįsivaizduoju, nes pas mus maža miestelį mes už tam tikrą atstumą gaunam vieną sumą, tai Vilniui Kaune reiktų 2 kartus daugiau nuvažiuoti, kad gauti kad vos 4 ar 5 eurus. Tiksliau 4, nes pas mus įsėdimo kaina yra 4 eurai. Tai Vilniui ir Kaune tai dar reikia davažiuoti ir dar nuvežti jį ten už tuos 4 eurus. Tai ten išeina didesnis atstumas, esu išbandęs. Tai ten truputėlį kitaip, bet ten atstumą važiuoti su klientu dažniausiai būna daug didesnis, dėl to ir uždirba jie ten daug daugiau, ir klientų daug daugiau. Tai va tokie dalykai. Bet su tuo protestu tai jūs nieko nepadarysit. Neįsivaizduoju, nebent ir rimtai nedirbt kokią savaitę, tada galbūt. O taip tai cirkas. Dabar matot tai, ką aš valgiau per pietus. Bulvės, mėsytė, lėkštė ir salotos. Ir prie to pačio buvo sumuštinėliai. Eko. 7:30 ir jau surinkti, man atrodo, 45 eurai. Pagaliau beveik iki 50 eurų. Tai tikiuosi iki 12 valandos surinkti, bent jau 90 eurų. Būtų tobula 100, bet bent jau 90. O kai bus, pamatysim. Tai tokie dalykai, bet jau 7:30, jau truputėlį pajudėjo reikalai, tai džiaugiuosi. Ir niekas per tą laiką labai baisiai nepasikeitė, neturiu ką papasakoti. Žiūrim, kas toliau. Pasiimam 2, pasiimam 2 eurus. Ir ką mes einam padaryti, tuoj parodysiu. Oi. Einam. Einam. Ir paimsim iš čia kažko atsigert. Ir šiaip labai skanus šokoladinis gėrimas su pienu. Tai va, laukiam. Taip, toliau pasiėmam indelį, atsiėmė kavos. Tiksliau ne kava, o šokoladinis gėrimas. Ir va, kažkaip, jeigu išsikvis kažkur pasirėsiu. Ačiū. Skani kava. Ne kava, o šokoladinis gėrimas. Pasitaisau. Jau per 2 kartą per minutę. Ar 3. O koks skirtumas? Tai va, skanaus ir jum. Kaip tik vieną žmogų vežiau ir pažįstamą ir sako 12 ir ne anksčiau, nes kitaip sako neduos. Va kokia tvarka. Išleido su draugais, ne anksčiau ir nes neduos ir tu darai, ką tu nori. Va, vyrai žiūrėkit, nes mergos neduos. Klausykit mergų. Vieną tikslą įgyvendinau, dabar yra 10:30 ir galbūt įgyvendinsiu geriausią tikslą, kurį aš ir sakiau ir planavau. Bus matyti. Namų siena, ką tai reiškia? Kiek valandų pradirbta pamatysite ant ekrano, kiek per savaitę surinkta, nors ne visą savaitę dirbo, pamatysite ant ekrano ir kiek uždirbau, būtent šiandien irgi pamatysite ant ekrano. Ir kiek pradirbta, irgi pamatysite ant ekrano. Štai šeštadienis. Ačiū, kas buvote, ačiū, kas žiūrėjote, ačiū, kas paspaudėte like mygtuką ir pasiekite kanalą.
Iki sekančio karto, iki sekančio šeštadienio. Iki.